Aš turiu visą sąrašą mūsų sekėjų klausimų ir paklausinėsiu. Ar galiu lauke laikyti dar neišardytus automobilius? Kokios yra būtinos patalpų zonos? Kokias klaidas padaro verslai, kada planuoja tą sritį vykdyti? Tai šiandien turim labai svarbų svečią, Oksaną iš įmonės Biosistema. Oksana yra aplinkosaugininkė. Oksana kartu su manimi ilgai ir nuobodžiai ieškojo mums tinkamos vietos šitam verslui ir mums pagelbėjo. Tai būtinai rekomenduoju kreiptis. Jos kontaktai bus video aprašyme, tai gali skambinti, rašyti e-mailus ir tikrai jums pagelbės. Labai rekomenduoju. Tai pirmas klausimas, Oksana. Kokie turi būti pirmi žingsniai, norint atsidaryti šrotą, kokie leidimai, dokumentai reikalingi, kur, kaip ir ką daryti, kur kreipti? Jo, sveiki visi. Tai pradedant nuo atliekų demontavimo arba atliekų tvarkymo veiklos, pirmiausia, reikia įsivertinti tai, kad jūs tai darysit žemės sklype ir patalpose. Arba tik žemės sklype, be patalpų. Tai vadinasi, bazinis pirmas žingsnis yra išsirinkto objekto arba turimo objekto įvertinimas. Žemės sklypas ir patalpos turi savo registro centro išrašus. Tai pirmas reikalavimas būtų, tai yra pasitikrinti, tai yra savo turimo objekto arba planuojama nuomoti objekto įvertinimas. Kas tai yra? Atidaromas registro centro išrašas žemės sklypo ir patalpų ir žiūrima, kokia yra paskirtis ir naudojimo būdai. Kadangi tai yra reglamentuota jau taisyklėse ir įstatymais, mes turime įvertinti, ar mūsų žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, paskirtis yra ten kita, dažniausiai naudojimo būdas turi būti pramonės ar sandėliavimo objektų teritorija. Šios paskirtis yra aprašytos ir pateiktos tvarkos aprašuose, gali būti papildomai ir atliekų utilizavimo atliekų sąvartynų teritorija. Yra tokios dvi galimos žemės sklypo naudojimo būdai, du galimi. Visi kiti netinka, reiškia komercinė paskirtis, gyvenamosios paskirties iš vis nėra kalbos, tai reiškia dažnai verslas susiduria su tuo, kad esami atliekų tvarkytojai turi komercinę paskirtį, tiesiog istoriškai liko tokia. Jie yra netinkama. Vadinasi, verslas turi pasidomėti, susisiekti su tos teritorijos, reiškia miesto, miestelio, kaimelio, savivaldybės žemėtvarkos skyriumi ir užsiklausti, ar tokio žemės sklypo paskirties naudojimo būdo pakeitimas į kitą yra galimas. Tai reiškia, žemėtvarkos skyrius savivaldybės turi įvertinti, ar bendrieji tos vietovės planai perspektyvoje yra galimi, iš esmės tie pakeitimai įtinkama. Tai čia pirmas žingsnis, ką reikėtų įsivertinti planuojant, čia net neįsigyjant, kokias klaidas padaro verslai, kada planuoja tą sritį vykdyti, jie iš karto įsigyja patalpas, įsigyja žemės sklypus ir sako, aš čia noriu gauti leidimą. Bet mūsų darbas tai prasideda nuo prevencijos. Mes negalim teikti paslaugų netgi verslui, kuris įsigijo patalpas, bet mes neįsitikinom, kad tos patalpos yra tinkamam žemės sklype, kad žemės sklypo baziniai dokumentai yra tvarkingi, nes kitaip tiesiog leidimas nebus užduotas. Kad žemės sklypas nepatenka, pavyzdžiui, į požeminio vandens telkinių, vandenviečių, sanitarinės apsaugos zonas. Tai reiškia, ką mes matom atvykę į žemės sklypo plotą, mes galim apsidairyti ir pamatyti. Ir verslas gali turėti irgi argumentų. Čia jokių upių, miškų, saugomų teritorijų tikrai nėra. Bet aplinkosauga yra žymiai platesnė. Yra daug registrų, yra daug žemėlapių. Tai reiškia, mes turim padaryti tokį čekiną, įsivertinti per skirtingas registrų sluoksnius, pasitikrinti, ar tikrai nėra. Tik tuomet mes pateikiam preliminarias išvadas klientui arba užsakovui ir pasakom, kad šitam pasirinktam objekte atliekų tvarkymo veikla yra galima. Tenka matyti gamybos. Tai gamyba ir pramonė čia tas pats žodžių žaismas ar kas čia yra? Jo, gali būti žemės sklypui yra vieni reikalavimai, tai reiškia žemės sklypui taikomas naudojimo būdas yra tik tai pramonės ir sandėliavimo ir pramonės teritorijos. Patalpos gali turėti skirtingas paskirtis. Reiškia, kai yra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, žemės sklype gali būti
sandėliavimo patalpos, gali būti paslaugų patalpos, serviso patalpos, dirbtuvės, gali būti tame žemės pačiam sklype ir administracinės patalpos. Jų netgi gali būti ūkio patalpos, žemės ūkio patalpos, tai reiškia ten, kur anksčiau buvo fermos. Tai va tokios patalpos yra pagal NTP taisyklės eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklės, kurios reglamentuoja konkrečiai transporto priemonių demontavimo sritį, yra nurodyta, kad patalpos gali būti vykdomos tokios įvairios paskirties patalpose. Tai reiškia, jeigu jūsų ir patalpos būtų ūkio paskirties, juose gali būti vykdoma NTP demontavimo veikla. Jeigu žemė yra pramonės. O žemė privalo būti pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, naudojimo būdas. Arba kita. Reiškia, registro centro išraše antram skyriuje yra nurodyta žemė, žemės unikalus numeris ir yra tokios dvi labai svarbios eilutės – paskirtis ir naudojimo būdas. Tai va ta paskirties eilutė dažniausiai visada yra kita. O naudojimo būdas yra detalesnis ir kuris privalo atitikti. Va ten jau negali būti komercinė, ten gali būti tik pramonės ar sandėliavimo objektų teritorija arba sąvartynų teritorija. Nes tik šios dvi naudojimo būdo pobūdis žemės sklypo leidžia vykdyti atliekų apdorojimo veiklą. Apdorojimas tai reiškia demontavimas, netgi tik laikymas ir visi kiti tvarkymo veiksmai. Aš iš tikrųjų dabar dar labiau užsipainiojau, bet tai yra pavyzdys, kodėl aš visada sakau, kad reikia pradėti būtent nuo to, ką Oksana pasakojo, nuo pasikreipimo į aplinkosaugos įmonę ir visko išsiaiškinimo, toliau kokie leidimai, dokumentai reikalingi. Leidimai aplinkosauginiai gali susidėti arba apimti kelias skirtingas, leidimas gali būti įvairus. Turiu omeny, kad jūsų atveju, kai mes pasirinkom žemės sklypo plotą, iš karto buvo identifikuojama, kiek mes planuojam laikyti ir kokiais pajėgumais demontuoti. Reiškia, pajėgumai yra, kiek tonų per metus aš noriu sugeneruoti šitam objekte. Tai yra du pagrindiniai faktoriai, lemintis leidimo aplinkosauginės dokumentacijos įrengimo žingsnius ir kokį leidimą aš turėsiu turėti. Nes leidimai yra dvejopi. Pirmiausia yra tipk leidimas, tai yra platesnis, didesnis, labiau institucijos turėtų ir kontroliuoti pagal tai ir laikytis. Ir yra taršos leidimas, kaip jūsų atveju. Bet yra labai svarbus niuansas, kad verslas gali pasirinkti, kokios apimties, priklausomai nuo tos apimties aš noriu turėti. Ar aš noriu turėti tik taršos leidimą labai mažai apimčiai, tai reiškia, ne daugiau kaip 10 tonų pavojingų atliekų vienu metu. Tai reiškia, čia ir dabar aš negaliu laikyti daugiau negu 10 tonų pavojingų atliekų. Tai čia yra mūsų atvejis. Ne, jūsų atvejis yra platesnis. Tai va čia yra siauras ir greičiau gaunamas leidimas, kai yra ribotas ir nedidelis atliekų sektoriai, iš esmės kiekis, 10 tonų pavojingų atliekų, į tą kiekį turi įeiti visi tvarkomi automobiliai, tai yra tie, kuriuos mes demontuojam, nes automobilis yra pagal principą pavojinga atlieka, tai reiškia ir jo masė, ir svoris iš karto jums beveik gali pasiekti tas 10 tonų. Reiškia, jeigu verslas sako, aš demontuosiu po vieną, vienu metu pas mane bus tik vienas automobilis, jis nueina į demontavimo sritį ir jo metu susidarančios atliekos, jų suma kartu su automobiliu turi pasiekti tik 10 tonų, nedaugiau. Tai reiškia, neturi net ir 10 pasiekti, turi būti 9, kažkiek. Suapvalinus neturi siekti vis tiek 10. Šiuo atveju ir nepavojingų atliekų tonažas gali būti iki 100 tonų. Reiškia, tokiu atveju jūs galite iš karto kreiptis ir pretenduoti į taršos leidimą, neatlikus iki to PAF atrankos, poveikio aplinkai vertinimo. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai yra pasiekiami didesni kriterijai, kai aš noriu, mano ambicijos yra didesnės, man tiek neužtenka, mano patalpos leidžia laikyti daugiau, ardyti dažniau, personalo kiekis yra didesnis, aš galiu demontuoti greičiau ir tvarkyti greičiau ir susidaryti atliekų pas mane gali žymiai daugiau. Tokiu atveju aš turiu iki taršos leidimo, ką mes su jumis ir darėm gal sudėtingų kelių ir ilgai, tą visą PAF atranką, tada jie suderinus, mes tik tai galėjom jau toliau eiti prie taršos leidimo. Tai va, pasirodo, aš turėjau truputį ambicijų, ne taip ir mažai.
tai rinkausi sudėtingesnį kelią. Taip. Pati jau neatsimenu, iš tikrųjų, net nedalyvaudavau tose procesuose, man Oksana paskambina, taip ir taip reikia to ir to, sakau gerai, nes nieko tame nesuprantu, tai buvo tikrai didžiulė pagalba. Ir čia ne reklama šiaip, jeigu ką. Tai dar ką galima būtų pridurti prie PAF proceso ir atsiskiriant, kai aš noriu turėti tik mažą leidimą ir noriu turėti platesnį leidimą, bet iki to turiu atlikti tam tikras kitas procedūras. Po PAF atrankos, ką ir mes su jumis darėm, yra privaloma turėti ir atlikti procedūrą sanitarinio apsaugos zonos nustatymą. Sanitarinė apsaugos zona tai yra tam tikro dydžio atstumas iki artimiausių gyvenamųjų namų, visuomenės paskirties teritorijų, tad į tą atstumą nuo jūsų žemės sklypo neturi patekti tie kiti objektai. Tai tam yra atliekama PVSV procedūra, tai yra poveikio visuomenės sveikatai vertinimas. Bet šitas, atsimenu, mane labai sunervino, nes šiaip tam papildomai reikėjo padaryti jį. Taip. Pradžiai neplanavo, man atrodo, ir paskui atsirado ir tada nusikėlė laike viskas, pinigais. Jo, visiškai teisingai. Kadangi tas procesas paliečia ir visą visuomenę, derinamas šis dokumentas jau ne su aplinkosauga, o su nacionaliniu visuomenės sveikatos centru. Atsimenat galbūt, kad ir buvo tokios pastabos, kaip jūs užtikrinsit artimiausios gyvenamosios teritorijos tokį efektą, kad tai nesimatys jūsų atliekų ir panašiai, ir buvo privalomas savivaldybės prašymas apsodinti teritoriją arba čia kažkaip žaliai padaryti. Ką jūs ir iš esmės įgyvendinot. Mes dabar turim daug visokių medelių, vasarą turim uogų, obuolių, tai galite atvažiuoti pasivaišinti vasarą. Šis reikalavimas dėl sanitarinės apsaugos zonos, turiu pridurti, kad galioja ir tada, kada jūs gauna tik tą mažesnį taršos leidimą. Nesvarbu, nes sanitarinė apsaugos zona galioja visiems atliekų tvarkytojams, nepriklausomai nuo to, kokiu keliu jūs eisit. Ar sudėtingų, ilgų ir brangesnių, ar tik su taršos leidimu. Šiaip čia neatsiskiria tas kriterijus turėti sanitarinės apsaugos zonas nustatymą ir vėliau įregistravimą nekilnojamo turto registre. Šis kelias nėra irgi lengvas ir paprastas, bet jis yra įveikiamas ir artimoje perspektyvoje ateityje jis privalomai bus pas visus atliekų tvarkytojus įregistruotas. Čia tiesiog yra įstatyminis reikalavimas, kuris po truputėlį yra įgyvendinamas jau ir praktikose. Tai va, kolegos, visi ruoškitės, krapštykit pinigėlius. Kur kaip ir ką daryti, kur kreiptis, tai maždaug atsakei turbūt. Jo, iš esmės tai kreiptis į biosistemą. Taip, aš sakyčiau, kad visada yra pasirinkimas. Nėra taip, kad šis procesas yra neišvengiamai tik tai pas kažkokias licencijuotas organizacijas ir panašiai. Va čia kaip PVSV atlikti bet kas negali. Reiškia, šitas paslaugas gali teikti tik tai tos organizacijos, kurios turi licenciją tai ataskaitai paruošti ir derinti ir specialistų su medicinos išsilavinimu. Kas liečia aplinkosauginę dalį, PAF atrankos rengimą, taršos leidimą, paruošimą, derinimą, tą gali atlikti bet kuris specialistas, bet kuris įmonės vadovas ar samdomas darbuotojas. Tiesiog tam reikia turėti praktikos žinių, tai reiškia išmanyti apie 150 skirtingų įstatymų ir tvarkos aprašų, tam, kad žinoti, kad vieną teisės aktą skaitant, pas mane visada bus nuokrypis į kitus teisės aktus ir aš turiu žiūrėti į viską kaip į visumą. Tai iš esmės yra arba atskiras etatas, arba labai didelės laiko investicijos ir aš sakyčiau, kad visi verslai, kurie iš praktinės pusės bando tai pataupyti ir daryti savarankiškai, prieina prie tų pačių vartų, kada atsiremia į nežinomumą ir kreipiasi jau padėkit, pabandykim suderinti dokumentus, tada yra laiko praradimas, iš esmės laikas yra pinigai, tai geriau kreiptis kryptingai į žinovus ir tada bandyti konsultuotis. Taip ir kaip sako, skupas moka 2 kartus. Tai geriau iškart nepagailėti. Kitas klausimas, kiek gali kainuoti ir kiek gali užtrukti dokumentų tvarkymas. Tai čia gal taip labai grubiai nuo iki, nuo to mažiausio varianto iki brangiausio. Taip, kainos visada skiriasi priklausomai nuo apimties, kaip ir bet kokioj srityje. Kuo daugiau aš noriu, tuo daugiau visokių reikalavimų gali atsirasti. Tai jeigu kalbant apie gal smulkesnio taršos leidimo gavimą, nes čiagi visas procesas nepasibaigia taršos leidimu,
Reikia žinoti, kad ir įvertinti papildomai tai, kad kai aš gaunu taršos leidimą, tai čia dar nėra startas veiklai pradėti. Jūsų atveju tai buvo taip, nes čia buvo dar senesnė įstatyminė bazė, kad aš gavau leidimą ir iš karto pradėjom vykdyti ten veiklą. Ten, aišku, registracija GPAIS, ATVR, licenzijos gavimas, mokymų praėjimas, visų tų mažesnių tokių procesėlių atlikimas visumoj gali užimti 4-6 mėnesius ir gali kainuoti apytiksliai apie nuo 2,5 iki vidutiniškai 4, pavyzdžiui, 5 tūkstančių. Čia jau jeigu būtų tikrai labiau gal sudėtingesnis procesas, jis būtų gal toliau, bet papildomai reikia įsivertinti, kad pasikeitus įstatyminiai baziai, dabar gavus taršos leidimą, yra privalomas patikrinimas, tai reiškia fizinis patikrinimas. Kada aš gavau leidimą, aš dar praėjau tik pusę kelio. Tai reiškia, dokumentacijos procedūrą aš atlikau, bet tuomet aš ruošiuosi svečių pasitikimui. O kas tai yra? Jeigu mes turim patalpas, vadinasi, mes pasikviesim ir lauksim aplinkos apsaugos agentūros, aplinkos apsaugos departamento, gaisrinės saugos inspektorių ir priklausomai nuo to, ar mes turėsim, pavyzdžiui, oro taršos šaltinius, tai gali būti kaminai visokie, ten, pavyzdžiui, galbūt dažymo kameros, ir ar tai skleis oro taršą, ar tai skleis kvapus, ar triukšmą, gali atvykti dar pas mum ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai. Ypač jeigu mes taršos leidime turėtume kokias specialiasias dalis kvapų valdymas, oro taršos valdymas, dažniausiai galiu nuraminti NTP veiklos vykdytojai šitų dalių neturi. Vadinasi, sveikatos inspektoriai per mūsų patirtį dar nebuvo iš ROTO atvykę. Nebent tai būtų kažkoks specifinis dalykas arba sudėtingiau gaunamas, galvot, kaip jūsų kelias tikrai buvo vienas iš sudėtingiausnių visoje NTP istorijai. Bet jis gali atvykti, jis tiesiog yra laukiamas. Tai reiškia, va šitų 4 institucijų svečiai vieną sutartą dieną atvyksta čia ir kiekvienas tikrina iš savo patirties ar iš savo reikalavimų srities. Reiškia, jeigu per tą patikrinimą yra identifikuojama, kad pavyzdžiui zonavimas, jis neatitinka to brėžinio, kuris yra techniniam reglamente, atliekų laikymo zonų plano, kad nėra paruoštos talpos arba kad patalpose būtų kažkokie pašaliniai dalys, mazgai ir medžiagos ir daiktai, tai gali turėti riziką, kad institucija pasakys, ne, jūsų patalpos šiai dienai dar nėra paruoštos. Iš praktikos buvo atveju, kai mes atvykę į objektą ir verslas turėjo labai mažą garažą. Tai reiškia, vieno automobilio garažo patalpos, kuriame jis norėjo ardyti automobilius sąžiningai su leidimu. Mes paruošėm leidimą, mes atvykom į patikrinimą ir buvo tik aplinkos apsaugos agentūra ir departamentas. Jam neleido vykdyti, iš karto nedavė žalios šviesos, tik dėl to, kad vienam kampe buvo tepaluota dėmė, kuri liko istoriškai iš kito savininko, kuris turėjo tą patalpą. Deja, ar tai yra nutekėjusi alyva ir ją surinkti ir kitaip išvalyti tas patalpas, mes prisižadėjom, kad mes tą viską padarysim, bet tai iš karto išilgina procesą, to patikrinimo laikotarpį. Tada tu turi pašalinti tą nusižengimą, atsikratyti tos dėmės arba ją išdemontuoti ir iš naujo išbetonuoti tą patalpą. Bet tai buvo papildomas galvos skausmas verslui ir tu kitą patikrinimą gali daryti tik vėl praėjus 25 darbo dienom, vėl kreiptis. Tai reiškia 25 darbo dienos, tai yra 1,5 mėnesio, vadinasi, tu jau mėnesį 2 praloši, jau viskas yra prastova. Ir tu negali vykdyti veiklos, tau nėra suteikta teisė. Bet tu turi leidimą, kaip ir oficialiai turi. Bet šiai dienai tai yra griežtas patikrinimo etapas. Ir dar norėčiau pridurti, kad gaisrininkai privalo viską sužiūrėti ir sutikrinti pagal šių metų sausio 1 dienos įsigaliojusios naujas bendrasias gaisrinės saugos taisyklės, pasitikrinti patalpas, ar yra gesintuvai, gesinimo sistemos. Ir reikia žinoti, kad ten yra griežti tam tikri ribinės vertės atliekų, privalo būti automatizuotos gaisro gesinimo ir signalizavimo sistemos. Pavojingų atliekų. Tai reiškia, kad automobilis iš karto mums išpučia tankį, nes automobilio tankis yra, mes jį padauginam iš vienetų, iš to svorio,
tankis tai yra tonai kubinė metre, tankis yra reglamentuotas irgi taisyklėse, mes galim atidaryti taisyklės, žiūrim kokia atlieka, koks jos yra tankis, padauginam iš savo svorio, kiek mes turim maksimumą čia, nes leidimas yra išduodamas maksimumui. Jis reiškia, nėra išduodamas ten patalpoms, patalpų kategorijai ar dar kažkam. Taip, jis yra pririšamas prie patalpų, reiškia konkretus adresas ir jame vykdomos veiklos. Kiek ko aš galiu turėti ir kokiais našumais. Našumas yra tonai per tam tikrą laiko tarpą, reiškia per metus dažniausiai skaičiuojamas. Tai va čia yra svarbus akcentai. Gaisrinės saugos reikalavimo atitiktis turi būti griežtai atsižvelgta ir įvertinta. Ir dar papildomas tas reikalavimas, kad pavojingų atliekų, ten kur yra laikomos pavojingos atliekos, privalo būti iškabinta schema su kur kokios atliekos laikomos ir koks jų yra didžiausias kiekis. Jų pavojingų atliekų srautas ir tas turi būti aiškiai matomas, ką gaisrinės saugos institucijos turėtų įsivertinti. Ir aš manyčiau, kad artimoje perspektyvai, pavyzdžiui, inspektorių patikrinimų sąrašuose gali atsirasti tas punktas, nepaisant to, kad šis reikalavimas yra iš bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių. Tai reiškia, mes kiekvieną kartą įsitikinama, kad palietus aplinkosaugą mes galim paliesti ir apimti labai plačią iš esmės teisinę bazę. Realiai visas sritis. Taip. Ir aš manau, jūsų šitas pavyzdys apie garažiuką, tai parodo dabartinę situaciją Lietuvoje, kodėl žmonės iš tikrųjų net nenori legalizuotis, nes tai kryžiaus keliai. Mane iš tikrųjų labai nudžiugino tai, kad pasirodo mūsų atvejis buvo sudėtingas, nes aš anksčiau galvojau, kad čia visi per tą praeina ir tiesiog visus gąsdindavau, kad čia yra labai baisu ir labai blogai, bet dabar suprantu, kad ne visiems viskas taip sunku, tai mėly kolegos, kurie dar nesilegalizavot, greičiau legalizuokitės, nes girdit, kad kuo toliau, tuo viskas sudėtingiau, tai dabar pats laikas. O mes turbūt toliau einam. Kokie pagrindiniai reikalavimai lokacijai, kad galima būtų gauti leidimą? Tai šitą kaip ir aptariam turbūt, taip, bent kažką dar papildyti. Lokacija gal papildyčiau tai, kad žiūrint lokaciją patartina rinktis gal ne tas vietovės, kur iš karto mes turim, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų teritoriją arba beaugančią arba besiplėčiančią, ten, kur atsiranda vis daugiau gyventojų. Ir kitas būdas prieš renkantis lokaciją patarimas būtų irgi susipažinti su tos teritorijos lokacijos bendruoju planu, miesto vietovės, kaimelio, rajono bendruoju planu. Nes bendrieji planai irgi yra atsinaujina ir juose kartais būna tokie sprendiniai, kur nusimato, pavyzdžiui, gyvenamųjų namų teritorija, o nepaisant to, kad šiai dienai ten yra, pavyzdžiui, nekomercinė, bet pramonės sandėliavimo objektų teritorijos arba senos ūkio fermų teritorijos. Galima tą patį ir jūsų atvejį aptarti. Prieš gal tuos pačius 5 metus čia labai buvo ribotas namų kiekis ir jie buvo tikrai toli, bet mes matom tendenciją vis tiek miesto plėtros ir visur tas vyksta, tikrai ne tik Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos miesteliuose. Gyvenamieji namai gali atsirasti ir vėliau ir nepaisant to, kad jūs kažkada, dažnas yra argumentas verslo, kad aš čia atsikrausčiau pirmas ir aš buvau laukuose, tai tie gyventojai turėjo pasidomėti. Jie, kaip ir jūs, turite visą tokią pat teisę rinkti žemės sklypus. Jeigu jie pasirenka objektą ir galbūt statytojas jį kažkaip gali apvilioti arba apgauti ir pateikti klaidingą informaciją, kad čia yra atliekų tvarkyto objektai arba jis nepasidomi ir netkreipia dėmesio. Jūsų vis tiek įstatymiškai jūs esat taršos objektas. Ir nepaisant to, kad jūs atsikraustėt pirmas, o gyventojai atsirado vėliau, ant jūsų vis tiek guli, kaip ir jūs pasakėt, kuo toliau, tuo griežtesnis reglamentavimas. Reiškia, jeigu jūs iki to laikotarpio neužregistravot sanitarinės apsaugos zonos, neatlikot to PVSV proceso, gyventojas turi pilną teisę skųstis ir sakyti, pasidomėti, nes tai tikrai dažnai pasitaiko, kad gyventojams nepatinka, kad šalia yra, pavyzdžiui, krūvos, pavyzdžiui, atliekų arba tų pačių detalių. Sakys, man nepatinka, kad aš čia visą laiką žiūriu pro langą į metalo ardytojus ir vien į metalą. Nes visi nori matyti žalę, gamtą,
tvarkingai ir panašiai, bet kartais būna mes už kitos pusės sienos arba už tvoros matom, pavyzdžiui, detalių sandėliavimo stelažus ir jie galbūt kitam vizualiai gadina vaizdą. Tokiu atveju gyventojas pasiskundęs ant to objekto gali sukelti nepatogumų verslui. Ir iš esmės verslas nėra, kad verslas nukenčia. Verslas tiesiog savo laiku neatliko tų procesų, kurie jį apsaugotų. Dėl to mano visada patarimas, ką mes sakom klientui, žiūrėkit keliais žingsniais į priekį. Tai reiškia, jeigu aš šiandien noriu gauti leidimą arba jį turiu, bet nesu atlikęs kažkokių procesų ir, kaip ir iš esmės, šiai dienai už tai nėra baudžiama, kad nėra įregistruota sanitarinė apsaugos zona, bet jį privalo būti. Tai reiškia, artimoje perspektyvoje kažkada ateityje atsiras tas privalomumas, kad aš jau galiu būti baudžiamas už tai ir man reikėtų ją nusistatyti. Tai tada aš turiu žiūrėti žingsnių į priekį, kaip man jį tai nusistatyti. Jeigu tai yra didelis investicijos, nes reikia žinoti, ten, kur yra paklausa, atsiranda ir pasiūla ir ji nebus pigi. Metų tendencijoje, 5-10 metų tendencijoje mes matom, kad gal leidimų paruošimo ir derinimo kainos ne tiek išaugo, kiek išaugo PVSV, nes ši dalis iš karto pakiša koją, kad arba veikla bus neleidžiama, nes mes kalbam jau tada apie administracinių nusižengimo kodeksą ir grėsiančias baudas. O ten baudos jau prasideda nuo 10 000 dydžius. Tai dėl to verslo, ką patartina žinoti arba nors nusimatyti ir planuoti į priekį, tai reiškia, jeigu aš šiandieną turiu leidimą, bet nesu atlikęs tam tikrų procesų, ką aš galiu padaryti galbūt 5 metų, 2 metų tendencijų, kiek man reikia atidėti ir planuoti. Ir iš esmės planuoti, nes viskas yra įmanoma, yra skausminga tada, kada iš karto šiandien čia yra patikrinimas, yra privalomas nurodymas atlikti, pavyzdžiui, PVSV, tai taip, tada reikia pakloti 80 000 tik dėl to, kad privaloma iš karto čia. Tai yra staigiai, brangiai ir stresiškai gaunasi verslai. Tai man atrodo, čia ta vieta, kur tikrai mes paprasti žmonės nieko tame nesuprantam ir patys dabartiniam laikė nesusigaudom tarp įstatymų, o ką jau kalbėti apie į priekį žiūrėti 5 metam, tai nežinau, aš be jūsų pagalbos jūsų įmonės tikrai jau būčiau prisidirbus senai čia visko ir leidimo neturėčiau. Kokios yra būtinos patalpų zonos? Jo, jeigu mes kalbam apie patalpų zonas automobilių demontavimo srityje, pirmiausia yra patarimas ir privalomas veiksmas vadovautis NTP taisyklėmis. NTP taisyklėse yra aiškiai nurodyta, kad tokiuose patalpose turi būti 8 zonos, nuo 1 iki 8. Jos nėra iš esmės sudėtingos, aš sakyčiau, kad čia verslui iš vis yra pagalba, nes aiškiai struktūrizuoti ir iš chaoso padaryti tvarką, tiesiog yra susiženklinti arba pačiam nusistatyti, kad visi darbuotojai, personalas žinotų, kur yra prieimimo laikymo zona automobilių, kur yra demontavimo zona, kad demontavimo zonoje negali būti ten dalių kažkokių saugojimas, o dalis nukeliamos į dalių zonas, pavojingų atliekų zoną, nepavojingų atliekų zoną ir padangų. Iš esmės, kai yra struktūriškai tas viskas atskirta, tai suteikia tik naudą verslui. Tai tokios yra 8 zonos. Bet tai dar turėčiau papildyti, kad tai neprivaloma iš karto turėti tik tas 8 zonas, nes praktikoje gali būti automobilių demontuotojų turėti ir kitų atliekų tvarkymą. Tai kaip pavyzdys, tai gali būti metalų laužo surinkėjai, nes metalų laužo tvarkytojai gali turėti ir metalų laužo tvarkymą, ir NTP. Ir tai gaunasi yra vienuose patalpose, tai tada sukuriamas arba techniniam reglamentai išskaidoma, nes tai nėra griežta taisyklė, kaip jūs užvardinsite tą zoną, kokį numerį jai suteiksit arba skaitinę reikšmę. Svarbu, kad ta zona būtų atskirta. Metalo laužo laikymo zona arba bet kokia kita. Tai reiškia, čia verslo yra duodama laisvė savo patalpas kaip pagrindinį cechą išdalinti į tam tikrom teritorijom ir jas suženklinti. Ir dar padeda laikytis tvarkos. Taip. Yra ir pliusų viso šitoj istorijai mūsų. Taip. Ar galiu lauke laikyti dar neišardytus automobilius?
Taip, klausimą reikėtų pasitikslinti dėl to, kad lauke neišardytas automobilis, mes turime identifikuoti, kas jis yra. Ar tai yra, pavyzdžiui, importuotas arba nupirktas automobilis, kuris vis dar turi savo būseną automobilio, transporto priemonę. Ji nėra nurašyta, ji nėra surašytas jai sunaikinimo pažymėjimas ir nėra įvestas į apskaitą. Vadinasi, šis daiktas dar nėra žinomas jo galutinis gyvavimo iš esmės būsena. Ar jis bus nurašomas ir utilizuojamas, ar jis galbūt bus parduodamas. Nes gali būti ir taip, ir taip. Vadinasi, kol tai nėra atlieka, jis gali stovėti kaip ir bet kokia kita transporto priemonė. Jeigu įsigyta transporto priemonė patampa atlieka, jai taikomi atliekų tvarkymui nustatyti reikalavimai. Ir čia yra svarbiausia – sutikrinti su savo leidimu. Leidimas ir leidime galima dar būtų apibrėžti, kad pats leidimas tai yra ne tik taršos leidimas, bet tai yra techninis reglamentas, ką jūs turit su veiklos nutraukimo planu. Tai reiškia, šie du popieriniai dokumentai sudaro vieną visumą, vieno leidimo visumą. Tiesiog taršos leidime yra tik specialiosios lentelės su atliekų kodais ir kiekiais, o techniniam reglamente yra visa jūsų virtuvė aprašyta. Labai detaliai, smulkiai techninis procesas, technologinio proceso schema, kaip atliekos yra tvarkomos, priimamos, rūšiuojamos ir visa kita. Ir techninio reglamento 3.6 papunktėje yra zonavimas. Tai reiškia, jeigu pats verslas nežinau, arba aš esu naujas darbuotojas ir galvoju, tai ar galiu čia automobilį savo ten palaikyti lauke. Aš turiu atidaryti zonų planą ir pamatyti, ar mano lauke zona yra kaip galima. Nes jeigu mano leidimas yra išduotas tik patalpoms ir visos zonos yra patalpų viduje, lauke aš laikyti atliekų neturiu teisės. Jokių atliekų, jokių medžiagų, daiktų, dalių, nieko. Reiškia, visas mano teritorijos ribos yra pastato teritorija ir viskas, pastato vidus. Bet jeigu aš turiu asfaltuotą, išbetonuotą aikštelę lauko teritorijoje, kuri atitiks paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimus taikomus galimai teršiamai teritorijai, o čia yra galimai teršiama teritorija, tada aš ir ta zona mano yra lauke, neviršijant vėlgi maksimumo, kiek galiu laikyti, aš galiu laikyti joje ir atliekas, ir susidarančias atliekas, ir automobilius, ir dalis, ir mazgus, ir ką jau esu susiplanavęs ir sudėliojęs papildomai ir lauke. Bet visa tai yra dar krūva pinigų, dokumentų, laiko. Taip, teritorijos sutvarkymo, nes čia jau atsiranda plus kitas reglamentas, reiškia kitas įstatyminė bazė prisideda, kuri jau reglamentuoja ne atliekų tvarkymo veiklą, o paviršinių nuotekų tvarkymo sritį, kurią mes turim sutikrinti ir turėti. Nes čia yra aktualu lauke, kai aš išeinu į lauką, pas mane atsiranda paviršinis vanduo, tai reiškia lietaus vanduo, aš turiu užtikrinti, kad nuo mano tos teritorijos, kuri yra ir kurią aš noriu įtraukti, pridėti prie savo leidimo, aš turiu tas nuotekas surinkti, išvalyti ir tinkamai išleisti. 3 baziniai svarbus dalykai. Tai taip paprastai tariant, jeigu negalit vykdyti veiklos lauke, tai kol aš turiu automobilį, nenurašytą, kaip mes liaudiškai vadinam, kol jis yra transporto priemonė, tol viskas gerai. Tik aš į gepaisą įkeliu dokumentus, nurašau jį, viskas tai atlieka. Taip. Ir jeigu per tas 2 minutės atvažiuoju aplinkosaugą, aš gaunu baudą. Taip. Tai reikia pradžioj įsivaryti ir tada išrašyti. Taip. O aš galiu klausimą? Taip. Jeigu nelegalai, kurie ardo mašinas nenurašytas ir laiko 100 mašinų kieme, jie už tai baudos negaus. Nes mašinos nenurašytos. Nes mašinos yra nenurašytos. Tai neatliekos. Geras pastebėjimas. Rimu, ką tu veikiai jaunystėje, papasakok. Taip, toliau daug čia pas mus tų klausimų. Kaip teisingai paženklinti ir sandėliuoti pavojingas atliekas? Šis klausimas yra, iš esmės visas reikalavimas yra aprašytas atliekų tvarkymo taisyklėse, konkretus visas skyrius, pavojingų atliekų laikymo reikalavimai. Tai galėčiau parodyti ženkliuką, pavojingų atliekų
ženklinimo etiketės yra irgi atliekų tvarkymo taisyklėse, jos atrodo iš esmės čia būtų ženkliukas, kuris yra kabinamas arba klijuojamas ant talpos, reiškia ant sienos mes negalim jo užklijuoti kaip bazinio tokio ženklinimo, dėl to, kad pavyzdžiui, jeigu tai yra pavyzdžiui, alyvos laikymo vieta. Reiškia, alyva gali būti laikoma jau tada statinėse, tokiuose bačkose. Tai ta pavojingų atliekų laikymo zona papildomai galite jūs užklijuoti, pavyzdžiui, ant sienos tokį pat lipduką, užrašyti, kad čia laikomos tos alyvos atliekos, bet kiekviena talpa irgi papildomai turi būti ženklinama. Na ir yra kiti pavojingų atliekų laikymo reikalavimai, irgi aprašyti plačiau taisyklėse, bet svarbus dalykai, kad jūs negalit jų laikyti paprastai lauke, kad jas neveiktų tiesiogiai saulės spinduliai, krituliai, vėjas, kad neišpūstų, neišbarstytų arba kitaip tos atliekos negalėtų išgaruoti iš tos laikymo talpos. Reiškia, yra aišku toksai gal kitas reikalavimas, kad kiekviena talpa turi būti su kamščiu, su dangčiu, nereaguoti su ta atlieka ir tvirtai ir sandariai uždaryta. Tai dėl to sandarumo praktikoje gali būti įvairių situacijų, nes bet koks, turim suprasti, kad pavyzdžiui, baterijos ir akumuliatoriai, jie yra laikomi, pavyzdžiui, dėžėje, kur yra kraunamos ir mes suprantam, kad jos tikrai negaruoja, patalpa yra vėdinama arba natūraliai, arba dirbtinai. Dirbtinis natūralus vėdinimas tai yra langų atidarimas, vartų atidarimas, kad tiesiog būtų skersvėjas. Ir reiškia, tos akumuliatorių talpos sandarumą užtikrinti, tai pastovi turi būti kamštis. Jeigu jis yra tiesiog ant viršaus uždedamas, mes suprantam, kad sandarumas tai reiškia visiškai oro nelaidus už sandarumas. Tai čia kartais yra paradoksalu, tai tu negali kiekvienos tos talpos tikrai sudaryti sandariai. Alyvos bačkos, tos statinės, taip, jos tikrai yra sandarios ir jų kamščiai yra tvirti ir sandarus dėl to, kad jie, kai yra užtvirtinami, ten jau reikia jėgos, kad atidaryti. Tai, manyčiau, žiūrėti reikia vėlgi remtis griežtesnių reikalavimų ir stengtis maksimaliai jį atitikti, bet be to, tokio jau visiškai išsiderinimo, iš adekvatumo principų. Man vis kyla klausimas, čia ant to lipduko reikia nurodyti adresą, kas yra turėtojas, įmonės pavadinimą. Kokiu tikslu viso to reikia? Taip, šita informacija yra pateikiama lipduke, tai reiškia pagrindinis dalykas apie atliekos kodą. Kokia tai yra atlieka, reiškia jos kodas ir pavadinimas, tam, kad nesumaišyti atliekų, kad žinoti, kokiai konkrečiai kategorijai čia priskirta. Pavojingumo savybės yra nurodomas, dažniausiai HP14, tokios ekotoksiškos, jos yra lojalios ir labiausiai didžiąją dalį atliekų apimančios, o turėtojas tai reiškia iš esmės tvarkytojas, jo adresas. Sakyčiau, kad jeigu net ir paima tas statinės iš jūsų atliekų tvarkytojų, kurie surenka, jie iš esmės, kaip pavyzdžiui, alyvos atliekas, jie paima, jie žino, kokį kiekį jie iš jūsų paima, bet sakyčiau, kad dėl identifikavimo vėlgi atsekimo. Taip. Supratau. Ar galiu atliekas laikyti lauke? Tai vėlgi atsakėm čia, atliekos, prekės, automobiliai į vieną. Sueina ir galioja tie patys reikalavimai. Betonavimas, nuotekų duobės, naftos gaudyklės privaloma ar rekomenduojama? Taip, tai va čia ir reikėtų atskirti iš esmės arba atkreipti dėmesį į svarbiausią akcentą, kad pagal vandens apsaugos įstatymą, nes mes jau tada prisiliečiam prie vandens įstatyminės bazės, vandens įstatyme yra apibrėžta, kas yra galimai teršiama teritorija. Šita savoka atliekų tvarkytojams yra labai artima ir labai dažnai vartojama ir yra techniniam reglamente užfiksuojama, ar objektas yra galimai teršiama teritorija ar nėra. Kada objektas patampa galimai teršiama teritorija? Tada, kada jo leidimo ribos arba apimtis išeina iš pastato ribų. Tai reiškia, aš noriu ardyti automobilius arba tvarkyti atliekas, laikyti ne tik pastate, bet ir atviroj lauko teritorijai. Vadinasi, galimai teršiamos teritorijos apibrėžime yra labai aiškus pasakymas – atliekų tvarkymo teritorija.
Reiškia, kad mano laukas, mano kiemas, kurį aš noriu disponuoti atliekų sryčiai, patampa galimai teršiama teritorija. Tai čia pirmas identifikavimas, kad atskirti, kad taip, mano teritorija yra tokia. Jeigu mano veikla yra tik pastato uždarose patalpose, aš argumentuoju, kad mano teritorija nėra galimai teršiama. Dėl to, kad čia nepatenka lietaus vanduo, man nereikia čia pastate turėti naftos gaudyklės. Turiu omeny kaip tokios. Ji gali būti tam tikrais atvejais, kiek mes matėm tikrai, ne tai, kad naftos gaudyklės visada yra lauke, bet gali būti nutekėjusio skysčio surinkimo sistema. Ji gali būti, bet visas tinklas vis tiek išeina į lauką. Čia yra inžineriniai sprendiniai tokie. Tai atsakant į klausimą, ar aš esu galimai teršiama teritorija ar nesu, paprastai ūkiškai, jeigu aš esu pastate, aš nesu galimai teršiama teritorija. Išeinu už pastato ribų, patampu galimai teršiama teritorija. Tada, tą identifikavus, mes turime atidaryti paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, kuriame yra labai aiškiai ir struktūriškai parašyta, kas turi būti galimai teršiamoj teritorijai. O tai reiškia kieta danga, bortelė aplink tą teritoriją, kad nuotekos užterštos, neužterštos nepatektų ant gretimų teritorijų. Turi būti tinklų sistema, reiškia nuotekų surinkimo sistema, ar tai yra kartais nuolydžiai, kai žemės sklypas yra su nuolydžiu, tai tada nubėgimas toksai gaunasi, kad surinkimo sistemoje turi būti naftos gaudyklė. Naftos gaudyklė turi būti pajėgi iš tokio ploto, tos teritorijos surinkti tas nuotekas, išvalyti iki įleidžiamų normatyvų, vėlgi pasižymėtų paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente ir išleisti. Išleidimas gali būti dvejopas. Tai gali būti išleidimas į gamtinę aplinką, tai reiškia vandens telkiniai, tai gali būti infiltracija į gruntą, yra įvairių ten tų galimybių ir yra išleidimas į miesto tinklus. Arba kitam asmeniui, pavyzdžiui, galbūt. Tai tokiu atveju turi būti sutartis iš dviejų ūkio subjektų. Kai yra infiltracija į gruntą, tai tada reikia vėlgi atskirti paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente dvi ribinės vertės, kada išleidžiama į atvirus vandens telkinius ir kai yra išleidžiama į požeminį gruntą. Yra infiltracija į gruntą. Yra taikomi naftos produktų ribinė vertė miligramais litre. Ir yra skendinčios medžiagos. Tai tokie reikalavimai. Tai reiškia, jeigu aš noriu išeiti ir laikyti daug, aš turiu žinoti, kad mano ambicijos kainuos papildomai. Negaliu pasakyti, tikrai netraktuosiu ir neteiksiu, kad tai yra neįmanoma. Įmanoma turėti lauke ir asfaltuotą teritoriją. Taip, kartais asfaltavimas yra labai brangus. Betonavimas šiai dienai, kiek mes matom objektuose, yra betoniniai blokai. Kai mes sudedam betoninius blokus, mes galim tas siūlės užasfaltuoti. Vis tiek yra padaroma mišinys, kuris uždengia tiesiog tas siūlės, kad nepatektų vanduo į žemę, neįsiskverbtų. Ir dar yra labai svarbus pažymėjimas, pastebėjimas, kad trinkelės nėra traktuojamos kaip nelaidi danga. Jie yra laidi dėl to, kad tie plyšiai yra vandeniui laidi terpė, kur gali skysčiai tiesiog įsiskverbti į žemę. Žinokit, man jau sukasi galva. Čia tiek informacijos. Šiaip iš tikrųjų viskas, kai tu tai pasakoji, labai logiškai susirišo, sueina vienas su kitu, bet šiaip žinot, paprastam žmogui, man tai čia be šansų. Bet aš dabar turiu ambicijų po kokių 5 metelių čia ir lauke viską pasidaryti. Bet galėčiau dar pridurti tokį dalyką, kad paviršinių nuotekų reglamente yra irgi labai svarbus dalykas, kad aikštelė gali neturėti valymo įrenginio, bet ji tada turi atitikti kriterijų ploto apimčiai. Tai reiškia, iki 0,01 hektaro teritorijoje nuotekos gali būti surenkamos ir išleidžiamos be papildomo valymo, bet kai yra užtikrinama, kad tas surinktas vanduo neviršys nustatytų ribinių verčių išmetamų išleidžiamų teršalų. Tai reiškia, kad aš papildomai galiu kaip ir turėti kietą dangą, surinkimo sistemą, bet jeigu valymo įrenginio neturiu, tai tada vadinasi turiu užtikrinti, o kaip aš užtikrinu, paėmu mėginius ir darau laboratorinius tyrimus. Ir dar krūvą pinigų palieku. Jo, tai gal turėti geriau viską tada sutvarkyta ir... Tai čia tada liko paskutinis. Priemonės išsiliejusių skysčių surinkimui. Pjuvenos, absorbentai, ar svarbu kokia priemonė,
koks jų saugojimas po panaudojimo, ką svarbu žinoti. Tai priemonės po išsiliejusiams skysčiams surinkti gali būti tikrai įvairios ir manau, kad rinka šiai dienai siūlo tą įvairų spektrą. Tai baziniai, elementariausi, kuriuos mes galime įsigyti ir senukose, ir kitose tokiuose didesnėse parduotuvėse, yra sorbentai, kuriuos mes iš esmės švarius ir tvarkingus privalom turėti pavojingų atliekų zonoje. Jų kiekis parenkamas ir atsižvelgiama į tai, kiek aš turiu atliekų, nes tų sorbentų kiekis turi užtikrinti, jeigu tiesiog pas mane viskas išsipylė. Tai kiek dažniausiai aš turiu tiek ir turėti apsaugai, apsidraudimui tų sorbentų. Jeigu įvyko avarija arba kažkoks nutekėjimas netyčinis ir sorbentus galiu panaudoti, tiems skysčiams surinkti, aš turiu surinktus tiesiog laikyti pavojingų jau atliekų konteineryje, kuriame apskaitau juos GPS apskaitos sistemoje ir priduodu atliekų tvarkytojams. Gaunasi, kad sorbentų laikymo terminas mano leidimą neįeina, nes sorbentai nėra tiesiog panaudoti, pavyzdžiui, sorbentai arba švarūs sorbentai, tai yra kaip prekė tiesiog, jie irgi nėra apskaitoma, bet taršos leidime techniniam reglamente vienam iš ketvirto skyriaus punktų jis yra aprašomas, kokį kiekį aš turėsiu. Dažniausiai galima aprašyti ribas, pavyzdžiui, nuo tiek kilogramų iki tiek, nes vėlgi čia labai individualu, kiek kiekvienas nori turėti arba turi tų pavojingų atliekų, tokiam proporcingam kiekiu aš ir apsisaugau sorbentais arba pjuvenomis arba kitom apsaugos priemonėm. Jos nėra griežtai reglamentuotas, jų pagrindinė funkcija turi būti tikslinga - surinkti išsiliejusius skysčius, neutralizuoti, tas tikslas. Ir reiškia, surinkus ir laikant, mano terminas, kiek aš galiu laikyti, turi atitikti pagal atliekų tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo įstatymų apibrėžtus terminus. Reiškia, kai tai nėra susiję su leidimu ir atliekos nėra leidimos dalis, nes panaudoti sorbentai kaip ir darbo rūbai, pirštinės, pašluostis, tai yra antrarūšė, tokia jau kaip čia iš kitos šalutinės veiklos procesų susidaranti atlieka. Vadinasi, jai jau reglamentuota pagal atliekų tvarkymo taisyklės laikyti iki pusės metų laikotarpį, bet dažniausiai taip ilgai verslas nelaiko tiek, kaip dažnai pas juos atvažiuoja pasiimti atliekų, kiti atliekų tvarkytojai, surinkėjai ir išveža tolimesniam tvarkymui šitas susidarančias atliekas. Aš tikiuosi, kad visiems viskas labai aišku ir paprasta, o mes iš tikrųjų mes apkalbėjom tik trečdalį klausimų, bet jau matau, kad kitus reikia palikti kitom serijom. Šiam kartui tiek, atsisveikinam su jumis, aš paliksiu Oksanos kontaktus video aprašymą. Jeigu man turit kažkokių klausimų, paliksiu čia kažkur savo Instagramą, gali drąsiai rašyti. Susitinkam dar krūvai serijų ir pasistengsim aptarti visus klausimus jum įdomius. Jūs būtinai palaikinkit, pasekit, jeigu dar nesekat, ir pakomentuokit, jeigu dar turit kažkokių Oksanai klausimų, gal dar kartą kviesimės. Žodžiu, kiek reikės, tiek atsakinėsim. O iš jūsų tikimės palaikymo, kad būtų noro ir toliau tai daryti. Iki. Viso gero.